Žiūrėkite, aš norėjau jau ištaisyti, galvojau, gal Kotryna liudytoja nesakė 5:20. Čia apie lėktuvą vėl. Pasikartosim ir pasikartosim, nes ten išlenda vis naujų faktų. Šiandien kitą liudytoją radau. Delfio TV iš gretimo namo moteris truputį su lenkišku, gal rusišku akcentu šneka. 5:20. Suprantat, kai žmonės labai anksti eina į darbą, tai būna visą laiką ta pati minutė, nes ryte važiuoja mažai autobusų. Ir žmonės, sako, palydėjau vyrą 5:20 į stotelę ir tada prasidėjo. O tai čia ką, čia vėl gaunasi, kad aš nieko nebesuprantu. Dvi liudytojos sako 5:20, o Liepkalnio taimeris 5:28 rodo. Tai gal daugiau buvo sprogimų, gal 5:20 buvo sprogimas ir 5:28. O gal 5:20 nušovė lėktuvą? Nes jeigu jau du liudytojai sako 5:20, reiškia buvo 5:20. Vienas tai dar galima galvoti, gal mums čia pasigirdo. Gal jinai, kaip sakau, netaip atsimena, nes jinai tam pačiam video sako, gal 5:30 buvo, bet prieš tai aiškiai sako, buvo 5:20. Tai ir sakau, šiandien pričiupau šitą melą aviatorių, kad paskutinis aukštis yra 2700, tačiau Flight Radare jo paskutinis aukštis yra 625. Tai reiškia nuo tam tikro aukščio jisai dingo ir tai yra laiko tarpas. Nes ten tą aukštį ir greitį jisai metė per tam tikrą laiką, tiesa labai greitai. Aš kai pasižiūrėjau Flight Radaro video, jis atskrenda į Vilnių labai aukštai. Ir nuo 10 000 metų ir iki 625 ir paskui iki 0 numeta ir nukrenta. Dar kažką norėjau pasakyti apie elektros išsijungimą. Nu tai vėl mano dabar labai mylima tema - atominės bombos. Tai taip, tai atominis sprogimas išjungia elektrą. Ir vėl į mano pusę visi faktai. Name elektros nebuvo. Ryšio nebuvo. Ir Liepkalnio kamera dar pamiršau aš jums pasakyti. Labai gerai yra 10-20 kartų tą patį žiūrėti, nes 10 kartų žiūrint nematai. Tai aš matau, bet man nedašunta niekaip, bet dabar aš pasakysiu, ką aš ten matau. Prieš sprogimą kamera rodo juodai baltai. Ja veikia elektromagnetinė banga jau. Sprogimas įvyksta, kamera iš viso išsijungia, brūkšnelius rodo. Tada įsijungia spalvotai. Pasižiūrėkit, atsisukit keletą kartų, pasižiūrėkit. O YouTube'ai labai lengva rasti Cargo Crash Lithuania. Cargo krovininis crash sudužimas Lithuania, Lietuva. Susiveskit ir pasižiūrėkite Liepkalnio slidinėjimo trasos cirkus kameros. Juodai baltai rodo, nieko nerodo. Ir tada spalvotai. Tada jau kai dega spalvotai rodo. Atsigavo staiga. Dabar į elektros praradimo temą. Dabar jeigu kamera neberodo, gal elektra dingusi buvo. Elektromagnetinė banga. Bet čia turi valdžia paaiškinti. Į visus šitus klausimus, ką kelia nepriklausomi tyrėjai, valdžia turi atsakyti. Aš valdžiai atrenku faktus, aš dar galiu ir angliškai į eterį išeiti, o jeigu užsikabliuos kas nors ant milijoninės auditorijos, kiek yra va šitų faktų keistų. Tiesa, anglakalbiai gali mane žiūrėti užsidėdami titrus. Kiek yra keistų faktų, kiek yra sutapimų, kurie rodo į kažkokį tai masinio naikinimo ginklą, kuris nulaužia ryšį, nulaužia kameras, nulaužia garsą. Komentatoriai iš užsienio klausia, kodėl niekur nėra sprogimo garso. Tai ir atsakykit, tai valdžia tegu atsako. Bet šiandien aš paklausiau ryte, kodėl sveikatos biuras neateina į tą rajoną. Nėra jokių duomenų. Viršuliškėse atvarė iš karto, nes žmonės vėmė. O ten nėra jokių duomenų, niekas nieko nematuoja. Nuolaužos paprastam sunkvežimį vartaliojasi kaip šiukšlės išvežamos. O gal čia super nusikaltimas, kaip galima šitaip neatsakingai su miesto tvarkymo firma vežti
nuolaužas, gal kažkokia tai, gal iš viso turėjo būti logistikos kompanija pasamdyta. Nes aš dar specialiai susiradau, nu, tarkim, aš turiu versiją, kad čia yra su radiacija kažkas susijusi arba su cheminė tarša. Tai išradau konkrečias instrukcijas. Kadangi radiacija išsilaiko 10 000 metų, tai negalima va šitai pavežti. Yra specialūs konteineriai, specialios talpos, specialiai reikia sudėti. Čia kiekvieną dieną pažeidimas ant pažeidimo. Gerai, gal aš klystu, gal nėra radiacijos, bet jūs gal vėliau ją atrasite. Nes būna, kai neužfiksuoja gamos, po kažkurio laiko išlenda jonizuojančiai, gal pradės spinduliuoti nuo tų sparnų. Cezis koks nors ten, gal kažkas pradės vemti iš to angaro darbuotojų. O kai pradės vemti tenais ir su širdies priepuoliu atsiguls, tai tada turės išmatuoti. Bet tik tai laukia, kad kas nors atsitiktų, jeigu nieko neatsitiktų, nieko tokio. Tai va, tai aš jeigu tik pamatau keistus sutapimus, keistus liudijimus, viską jums pranešu, tai dabar tokia išvada, visiškai jau šiandien nebenorėjau įtėti ir reikia pailsėti, tokia išvada, kad dvi liudytojos liudija tą pačią valandą, jos tarpusavį nepažįstamos, ne kaimynės, nes viena ten gyvena, o kita pro ten važiuoja į darbą, 5:20 abi dvi mini. Tai čia galima jau, kas mėgsta būti Sherlockais Holmsais, net užrašų knygutę pasimti ir žymėtis, ką aš pastebiu, tai tiek.